Tai kas darova, pasinai? Sveiki atvykę į 4. Korols epizodą. Šitam epizode turėtų būti nemažai darbelio. Nėra jo labai daug, bet turėtų būti geras prieš ir po. Šiandieną mes, ką dabar suvirinam abudu ketvirčius, visas tas vietas mes apdirbsim pilnai. Tai yra smėliavimai, gruntai, hermetikai ir taip toliau. Viską rodysim nuo A iki Z. Tai va. Ką žinau, jaučiu nieko nelaukia, varomės, dedamės ratus, varomės mašiną į lauką, statomės ant ožių ir smėliuojamės. Važiuojam. Bum šakalaka. Tai ką, pirmas etapas įveiktas, tai yra smėliavimas. Viskas yra išsmėliuota tiek iš vidaus, tiek iš išorės, kiek galim pasiekti, tiek viską išsmėliavom. Dabar kokių mums medžiagų reikės visam šitam darbui atlikti? Pulverizatoriaus išpūsti apsauginiam dangom, tada epoksidinio grunto, siūlių hermetikas, ertmių konservantas, apsauginė neuždažoma dugno danga ir epoksidinis gruntas. Dabar pradžiai prasipučiam su flakoniniu epoksidiniu gruntu tas vietas, kurias tepsim siūlių hermetiku. Siūlių hermetiką tepsim ant visų vietų, kur yra virinta ir tiek. Pučiam, tepliojam ir toliau važiuojam. Taip, tai va, hebrytė, kol dar apdžiūvo epoksidinis gruntas, apsiklijavo visą mašiną, nes vis tiek reikės su pulverizatoriumi epoksidinį gruntą purkšt. Ir dabar kodėl mes prieš tai praėjom su epoksidiniu flakoniniu gruntu, tam, kad negalima jokių hermetikų ant pliko metalo tepti, turi būti būtinai apsauginių gruntų kažkokiu tai užpūsta. Visas vietos, kur buvo vėrinta, užpūtėm su epoksidiniu flakoniniu gruntu ir dabar visur pratepam hermetiku. Tam, kad jeigu būtų kažkokia tai mikroakutės ar dar kažkas tai per tą vietą drėgmė nepatektų ir nepradėtų mum rūdyti, tai viską dabar mes užsandarinam, vidų nuo lauko, viską prasitepam ir tada jau seks epoksidinis gruntas su pulverizatorium. Visur viską nusigruntuosim ir žiūrėsim toliau, ką darysimės. Tai va, tai pėckelioju, kažkokio labai čia superinio mums grožio nereikia, viskas čia pasislėpę bus, nieko čia nesimatys. Tiesiog su pirštu užtepu. Mums svarbiausia yra ne grožis, o svarbiausias dalykas yra, kad laikytų, kokybiškai būtų padaryta, o ne kad čia gražu būtų. Išsitepliuojam viską, ką reikia hermetiku. Dabar einam maišytis epoksidinį gruntą ir su pulverizatorium viską pučiam, kas yra smėliuota pilnai. Pasidarę šitą darbą, judėsim toliau. Dabar kokią įrangą naudojam, tai pūlikas, devilbis FLG, 1.8 galva, gruntas šlapias ant šlapio epoksidinis. Naudosiu kokius jaučiu 2 barus, pučiam vieną stambesnį sluoksnį, viską ką įsismėliavom. Tik tai niuansas, kad čia mes viską ruošim, viską dar gruntuosim, viską šveisim, tai čia kad mums apsipūsti, čia visiškai nulis emocijų, nes vis tiek viskas čia ruošis ir jinai visa pilnai persidažnės. Apsikliavom saloną viską, bet būtent šitos dalis, tai čia labai stipriai nepilsiu, kur yra nepašiaušta, sakykime, bet va, čia visur prasigruntuojam, o visa kita vis tiek šveičiasi. Tai gruntuojam vieną sluoksnį, tada purkšim apsauginę kėbulo, apsauginę dugno dangą, neuždažomą. Važiuojam.
Tai va, tai nusiputėm dabar visas vietas su epoksidiniu šlapis ant šlapio gruntu, praėjo kažkur apie 15-20 minučių, jau galima pūsti antrą sluoksnį. Naudosim mipos šitą neuždažomą dugno apsaugą, bitumo pagrindu. Realiai nėra čia labai ką pasakot, jungiamės orą ir viską padengiam šitą apsaugą. Tiek iš vidaus arkų, tiek čia visur ir žiūrėsim, kaip viskas atrodo. Liks tada tik tai konservantas iš vidaus. Taip, tai ką, dabar viską suputėm, realiai liko mums paskutinis etapas, dabar viskas yra supūsta apsauginė dugno danga, bitumo pagrindu, viskas good, iš išorės mes metalą apdirbam ir apsaugojam. Dabar ertmių vašką purkšime į ertmes, tai čia visur, kur nepavyko mums išsmeliuoti, pašalinti rūdės, visur mes šitą reikalą pūsim. Paskui čia pripūsim, visur eina per šitą skylę patekti, lygiai taip pat toj pusėje. Ir pučiam ir važiuojam. Nu čia, pasanai, viskas. Šiandienos darbai baigti, tai toks ganėtinai trumpas darbas, bet labai svarbus. Tai ką mes šiandien nuveikėm realiai? Išsivalėm metalą iš abiejų pusių, apsaugojom jį ir užkonservavom. Išsmeliuota, epoksidinis gruntas, hermetikas ir apsauginė danga, bei konservantas, vaškas. Tiek iš vidinių dalių, tiek dar tas, kur kantelis iš vidaus eina, irgi viską supurškėm. Šiandieną realiai mes kaip ir užbaigėme. Ką su dugnu darom, tas yra užbaigta. Tai va, tai ką, liko kėbulas, judėsim prie kėbulo ir kitas epizodas jau bus kėbulas. Ketvirčiai, ruošimas ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, to su dugnu viso. Like, subscribe, share ir viskas.